Šį trumpametražį filmą sukūrė Amerikos lietuviai. Vienas iš filmo autorių pasakoja, kodėl tiek daug lietuvių paliko okupuotą Lietuvą. Taip pat jis prisimena sovietinį terorą, komentuoja lietuvių žudynės Pravieniškėse, Rainiuose ir kitose Lietuvos vietose. Matomos nužudytų ir nukankintų žmonių nuotraukos gali tikrai sukrėsti. Daugeliui dar neaišku yra, kodėl mes bėgome ir kodėl niekas negrįžta. Mielas brolau Amerikos lietuviai, jie nebėgo bijodami pakelti prieš savo kraštą atsakomybės. Jie bėgo ar negrįžta, kadangi jų patirti 1941 metų pavasarį bolševikiniai žiaurumai, teroras ir masinis trėmimas į Sibirą buvo baisesni už fronto ugnį ar bombardavimų mirtiną pavojų. Juk tūkstančiai išvežtų ir pabėgusiųjų jau ilsisi karo audros palaidotų Vokietijoje po Velėna.